Narai tęsė savo darbą ir nėrė ieškodami pagal tam tikrus požymius vietų, kuriuose galėtų būti karys. Yra naudojami vandens sonarai, per kuriuos bandoma išsiaiškinti, aptikti vietas. Trečias dalykas, kas yra daroma, yra pasitelktas irgi dronas, kuris turi skanavimo įrangą ir vandens paviršiumi skraidydamas dronas nuskanuoja irgi galimai numato, kuriuose vietose galėtų būti karys. Labai sudėtinga detaliai apie tai kalbėti, bet turbūt vandens jėga ir purvo jėga, su kuria nėrė šarvuotis tankas į vandenį, galėjo tiesiog per spaudimą išmesti karį iš pačios mašinos.